Vakar permečiau akimbėje tą Malinausko postą. Ten pirma dalis buvo, jau pamiršau. Pirma dalis buvo tiesiog apie LRT ir panašiai, o tada jo apie tą principą. Nežinau, tipo, fair enough gal pointas, ten jis kaip maždaug paminėjo, kad kaip čia, kad tas apsimetinėjimas, tarkim, pareigūnais ar konkrečiai žmonėm čia gali, toks tarsi netiškas būti, ar nežino, kaip apie tą galvoti ir papasako, kaip ten ir jį gali kažkas apgauti. Man atrodo, nėra pilnai apgalvota ta pozicija. Jo, bet ką gali apgauti, bet čia esmė, kad nėra tas, kad tiesiog apgavo žmogų, Žukauskas apsimetė kitų realių žmogum ir tiesiog apgavo. Tas tai jo visiems gali atsitikti. Ten man parašytų kažkas apsimesdamas demandų, žinai, tarkim, ne demandų, bet, kokį nors influencerių ar dar kažką. Paskui susitikti kur nors ar dar kažką, sakysiu, kaip tik būsiu ten, galim susitikti. Aš atvarysiu, jis nesusitiko, jis netvarė. Maždaug, apipisau. Bet kas gali šitaip apgauti? Bet čia ne tyrimo esmė, kad bet kas gali būti apgautas. Esmė yra ribos, iki kiek turbūt. Ir Malinauskas, kur ten tą pasakęs ir netgi save kaip pavyzdį paminėjęs, kad tarkim kažkas gali galbūt ten sustikti ir jam ten perduoti kokią knygą, žinai, kaip šaltinį ar dokumentus, o ten įpaišyti kokių narkotikų ir viską. Čia tokia situacija, jeigu atsitiktų, tai tas žmogus jau nusikaltimą darytų. Karolis Žukauskas, nusikaltimo nepadarė, jis neplantino narkotikų. Tai čia viena. Tavo elgesys tai buvo visiškai primtinas, tu ėjai patikrinęs šaltinį, kiek įmanoma tau patikrinį šaltinį, sutikai, paėmei, tu čia nieko blogo nepadarai. Aišku, problemų tau sukels, nusikaltėlis tokį dalyką darant, bet tavęs tai, nepaliečia, kaip tu tai nieko blogo paliečia, nes tu turėsi gintis, bet žmonės, kai žiūrės, jie viską aiškiai supranta, tu ėjai susitikai ir tau įdavė, jeigu tai yra teisybė, viskas tvarkoj. Žemaitaičio, pavyzdžiui, atveju. Arba tuos atvejus, kur Žukauskas aiškina, ir testuoja tas ribas žmogaus. Tai Žemaitaitis, susirašinėjo, galvojo, kad ten su Elono Musko komandos nariu. Ir tada jisai gal patikrino paviršutiniškai, kiek galbūt reikėjo tam, kad susirašinėtų. Tvarkoj. Bet tada jo paklausė, pavyzdžiui, mūsų vidaus politikos klausimų. Kokios politinės jėgos, ar kandidatuosis ten kur nors, čia mūsų vidaus politika. Tada Žemaitaitis suteikė, kaip jis galvojo, užsienio kažkokiam agentui mūsų vidaus politikos duomenis. Jis nepadarė daugiau jokių ten pasiaiškinimų ar dar kažką, jis tiesiog davė. Čia jau yra tragedija. Tai čia nėra tas pats dalykas, Malinauskas nebūtų to daręs. Niekas nebūtų to padaręs, kas nors lašas smegenų turi, arba moralinį kompasą, tai yra tas ir skirtumas, tos ribos. Tada Žemaitaitis eina ir į oro uostą važiuoja, net kai iš vakaro jam bilietai čekinų nepasidaro. Malinauskas to nebūtų padaręs, joks sveiko proto žmogus to nebūtų padaręs. Tai čia ir yra tas, kad kol tu bet kokį žmogų gali atgauti, jeigu ten labai nori ir apsimetant kitur ir panašiai, bet čia ir esmė, mes parodom žmogaus tą limitą ir galų gale, kad kai kurie net įstatymus pažeistų arba tenais tie net problemos nemato, kad čia aš laisvai žinau, apie ką kalba eina, apie pinigus kalbant. Arba ten, kai ir su politiku susirašinėja. Čia, nežinau, visų pirma, politikai, tai kartelė turėtų būti, jie turi prieimo prie duomenų ir viską. Jeigu jie nesugeba mailo patikrinti, tai čia jau iš karto red flagas. Tai čia ne tai, kad bet kas gali apgauti, tai bet ką gali apgauti, bet ne bet kas yra Seime, sėdi prie tos informacijos. Tai čia toks, aš nežinau, Malinauskas, man atrodo, tiesiog prašovė. Aš suprantu turbūt tą jo argumentą pasakytą, kad čia galbūt jam gali atsitikti, bet kam gali atsitikti, bet čia netame esmė, visiškai netame esmė. Tai aš nežinau, kiek aš mąsčiau apie tą, man atrodo, ten nėra iki galo pozicija, kur... Čia, aišku, aš neskaičiau to postų jums, aš nežinau, kiek jūsų buvo tas skaitę ar panašiai. Paskui dar jis kalbėjo apie tai Žukauską, kai jis botus ten pats rinko, o dabar nuo botų nukentėjo. Aš čia nežinau net, ką jis turi minėjęs, aš nežinau apie Žukausko tą botų situaciją, ar
kažką Žukauskas liktais apie tai pasiaiškino ar paminėjo kažkur ten laidoj, kur žiūrėjau, ar off stream, ar prie streamą žiūrėjau, net nepamenu dabar. Jaučiu off streamą žiūrėjau tą, kur ten kažką jis pasisakė apie tai, bet aš nelabai, nenusimanau apie ką šį čia kalbėjo. Bet jo, nežinau. Jo, plus dar turbūt jo, aš dažniausiai pasakau, ne dažniausiai, kiekvieną kartą pasakau, kai žmonės labai, davai einam pareportinti kažką, davai ten tą padarom, kad aš paaiškinu, kad čia yra brigeidinimas ir tai yra prieš taisyklės. Aš nežinau, ką Žukauskas yra ten kažką padaręs, bet yra turbūt irgi skirtumas, kai tu kalbi apie, žiūrėkit, mes esam bendruomenė ir einam politikui išduodam kažkokį klausimą, ką darė kultūros protestas, kas techniškai yra brigeidinimas tada, kur ten davai siunčiam laiškus ir viską. Yra kitas dalykas, kai tu sumoki, kad botai mass reportintų konkurentų balsus ir tą daro politikas arba politiko naudai, čia irgi tada skirtingas dalykas. Bet nežinau, Malinauskas apie tą kalbėjo ir visur tarsi yra esminis skirtumas, kur nei vienoj vietoje to esminio skirtumo nepalėtė. Ir man tas įdomu, ar jis nemąstė apie ir jis nemato to esminio skirtumo, ar jam nėra tai esminis skirtumas. Ir man tas ir yra įdomu, kad visi tie pavyzdžiai, kuris rašė, kur ir mane gali apgauti, ten ir bet ką gali apgauti, ir apsimetinėjimas kitų žmogų viską. Visur atrodo, tuose palyginimuose esminis skirtumas buvo tarsi ignoruojamas, kur aš galvočiau esminis. Bet nežinau, čia. Bet jo, aš gal tokios pozicijos. Ta, ką Žukauskas daro, aš visiškai palaikau. Man atrodo, jis neperžengia, aš nesu teisininkas, man atrodo, jis neperžengia nei teisinės, nei moralinės jokios ribos. Ir ne dėl to, kad čia, reikia kovoti ugnim su ugnimi. Man atrodo, yra esminis skirtumas, ką jis daro ir ką daro ar Žemaitaitis, ar botai, ar, kažkas kitas. Aš paminėjau vienam, man atrodo, prieš pirmą dalį skaitant, kad jis tarsi toks kaip kaubojus. Tokioj įdomioj zonoj žaidžia. Tai aš to laikausi, įdomioj pozicijoje jis egzistuoja ir savo veikla ir panašiai. Bet aš nemanau, kad jis pažeidė kažką ir aš nemanau, kad jis čia, kad jis daro kažką, ką galima lygiai grečiai pagalvoti tada, čia bet kam kitam irgi padarys. Jo, bet jeigu ir padarys, tai demaskuos tada blogas savybės, kurių mes nenorim politikoje arba apskritai, Nes, niekas, kaip Žemaitaitis apsigavo, realiai niekas neapsigautų, nebent, viskas bukaprotis. Bet ką ir parodė, kad Žemaitaitis viskas bukaprotis. Bet jis dirba valdantysis mūsų. Ir tada jisai Lietuvą išduoda susirašinėjimuose. Čia esmė yra. Ir jis tą padarė nepatikrinęs informacijos. Nei e-mailo, to nepatikrinęs. Per tūpas, jis jau per tūpas, bet anyway. O jeigu kažkas ten, nežinau,